Sveiki, Žiburio žinių žiūrovai, su jumis sveikinasi Gerda ir Edvinas. Pirmasis mūsų reportažas bus eksperto rubrika apie jaunųjų kalbininkų konkursą vykusį mūsų mokykloje. Sveiki, mėlyje Žiburio žinių žiūrovai, su jumis sveikinasi ekspertė Goda. Šiandien mūsų mokykloje vyko jaunųjų kalbininkų konkursas ir dabar su manim stojo mūsų lietuvių kalbos mokytoja Živilė Rikšienė. Taigi, mokytoja, galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie šį renginį. Šis renginys vyksta nuo 1999 metų. Jis yra 19 renginys, nes vienais metais konkurso nebuvo. Atvyksta mokiniai iš įvairių Lietuvos vietovių, iš Palangos, iš Kauno, iš Kuršėnų, iš Kėdainių. Tai yra tiriamųjų darbų ir esė kalbos temomis konkursas. O galbūt šiais metais organizuotas konkursas skiriasi nuo praeitų? Manau, kad šiemet buvo labai daug gerų darbų, tiesiog nebuvo blogų darbų, prastų darbų ir vidutiniškų. O aš tikrai pastebėjau, kad nemažai mūsų būtent mokyklos mokinių užėmė prizinį vietų, tai ar tikėjotės jų laimėjimo? Na, mes turbūt prognozių jokių neturėjome, bet iš tikrųjų labai daug mūsų mokinių dalyvavo ir mes to džiaugiamės. Bet ne tik mūsų užėmė mokiniai, užėmė ir iš toli atvažiavusiai mokiniai. Ir paskutinis klausimas būtų, tai šiandien lituanistėms yra laisva diena, tai ar noriai ėjote į šį renginį, nors jums laisvadienis? Ėjom noriai, todėl kad mes kiekvienais metais penktadienį, vieną kovo penktadienį skiriame šitam renginiui ir tai jau yra 19 metų. Gerai. Ėjome noriai. Sveikos. Taigi, ar pirmą kartą dalyvaujate šiame konkurse? Taip, pirmą kartą. Pirmą kartą. Ir ar tikėjotės laimėjimo? Iš tikrųjų tai ne. Aš irgi nesitikėjau laimėjimo. Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie savo darbą, kaip jums sekėsi įrašyti? Sekėsi gana neblogai, kadangi pirmą kartą dalyvaujam, tai tikrai verčičiau, kad neblogai. Bet buvo laiko trūkumas. Taip, buvo laiko trūkumas. O ar planuojate ir kitais metais dalyvauti čia? Galbūt, manau, reikėtų dar kartą pabandyti. O kas jūs paskatino čia dalyvauti? Paskatino mokytoją lietuvių, Živilė Rikšienė. O tave? Mane taip pat, ta pati mokytoja. Tai ar nesigailite, kad čia sudalyvavote? Ne, aišku, kad nesigailime. Tikrai ne. O ar jums tikrai iš lietuvių kalbos išeina dešimtukai, nes girdėjau, kad be dešimtuko čia neleidžia dalyvauti? Na, iš tikrųjų tai ne, neišeina. Man irgi neišeina. Labas, Jauniau. Labas, Goda. Tai ir pirmą kartą čia dalyvauji? Ne, tai mano antras kartas šiame konkurse. Ar tikėjai laimėjimo? Na, praeitais metais neblogai sekėsi, tai teko šiemet rimčiau pažiūrėti, nes mano darbas praeitais metais buvo tyrinėti priesagas, o šį kartą šaknis tyrinėjau, tai buvo sunkesnis, bet tikriausiai man tai ir garantavo pergalę. Ar buvo pačiam tau įdomu rašyti tokį darbą? Žinoma, žymiai įdomiau negu priesagas, nes kai aš ieškojau internete informacijos, aš daug dalykų sužinojau, kaip senovinius žodžius, pavyzdžiui, kad mozūras yra molinė duonkepė krosnis, ten ir visokius kitokius. O kur tau dabar diplomas? O, ten pasidėjęs. Saugai. Jo, saugau, kad nieks nematytų. O ar planuoji kitais metais čia dalyvauti? Žinoma. Bandysiu vėl surasti temą savo aktualią ir toliau čia dalyvausiu. O kas tave paskatino čia dalyvauti? Na, mano lietuvių kalbos mokytoja Levutė Karčiauskienė pasiūlė man dalyvauti šiame konkurse ir aš to neatsisakiau. Tai iš tikrųjų tavo darbas čia kiečiausias? Taip, žinoma. Ir dar tau turiu paskutinį klausimą. Galbūt svajoji tapti lietuvių kalbos mokytoju? Nelabai žinokit. Aš labiau specializuojuosi į archeologiją ir istoriją. Stoviu aš čia vieno aktų salėje. Nesnai čia pasibaigė jaunųjų kalbininkų konkursas, o aš taip ir likau čia nesudalyvausiu. O jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, tai būtinai čia sudalyvaučiau. Su jumis buvo ekspertė Goda. Atšilo orai, pradėjo zvimbti motoroleriai. Kitaip jaunimo tarpe vadinamos pirdos. Ir atgijo mūsų sena rubrika Top ratai. Apie tai ir pasižiūrėkime reportažą. Sveiki visi mėlyje Žiburio žinių žiūrovai, su jumis senai atgaivinta rubrika Top ratai ir aš jos vedėja Paulina. Taigi šį ankstyvą pavasarį pamačiau tokią dviratę transporto priemonę, kuri man šiaip primena labai dviratį, nežinau kas čia yra, tai Laimonai, papasakok, kas čia per transporto priemonė? Yra motoroleris, Gilera, Runner.
O tai kas tas runner, čia jis bėga ar ką jis daro? Važiuoja. O kur važiuoja, daug traukia? Taip, 100. O daugiau ne? Ne. O kodėl va, būtent tik 100 traukt gali motoroleris? Nu, nes ne mašina ir ant 2 ratų. Nu, o pavyzdžiui, kas va čia va buvo nutikę? Čia tais laikais taip ėjo. O kokiais čia laikais, kokių laikų turėjai su šiuo motoroleriu? Nežinau. Tai Laimonai, kiek pas tave ratai, pavyzdžiui, pripūstė? Pakankamai. O kiek laiko teisės turi? 3 metus. O nešalta važinėja dar? Rankos nešala? Ne. O padangose oras pernykštas ar jau šių metų? Šių metų. Kada prisipūtei? Vakar. Kaip reagavo tėvai tavo tokį pasirinkimą būtent tokios transporto priemonės ir jo mokymuose vairuoti? Gerai, patys nupirko. O kodėl dar, pavyzdžiui, dar mane labai sudomino, kadangi man labai patinka spalvos, kodėl būtent tik balta, kodėl ne raudona, ne žalia? Čia juodai balta. Nu, taip, juodai balta, bet, pavyzdžiui, čia va, kur balta galėtų būti raudona, labai gražiai atrodyti. Tai gali perdažyti. Tai aš tada pasirūpinsiu šio dalyku ir perdažysiu greitų metu. Taigi su jumis buvo rubrika Top ratai, bet noriu paminėti, kad jeigu turite daug įdomesnius ratus, pasigaukite mane ir galėsim pakonkuruoti. Na, o dabar komercinis pasiūlymas. Nevažiuokite į mokyklą nei su mašinom, nei su pirdom. Geriau eikite pėsčiomis. Prisikaudykite saulės spindulių ir būkite energingi mokykloje visą dieną. Na ir su jumis buvo Žiburio žinios. Sveiki visi mėlyjeji Žiburio žinių žiūrovai, su jumis atgaivinta rubrika Top ratai yra šios vedėja Paulina. Galima iš naujo? Ne.